Treneri, kokios nuotaikos taip išlipus iš šios serijos, kur žinau, kad norėjot laimėti ketvirtadienį, teko sunkesnių kelių eiti? Jo, tai visada tas kelias nėra lengvas. Labai džiaugiamės, sveikinam merginas, atidavė širdį, tikrai atidirbom, rungtynės nerealios iš abiejų pusių. Tiek Klaipėda, tiek mes labai norėjom, bet laimėjom šį kartą mes, tai tikrai sveikinu savo žaidėjas. Ketvirtam kėliny iš žaidimo jūsų komanda nepelnė nei taško, viską rinkote baudos metimais. Įtampa pradėjo kaustyti, ar Neptūnas surakino gynybą, kurią paskui vis tiek įveikėt? Tai manau, čia rakinom vieni kitus, kaip galėjom, jau čia iš negaliu. Jo, sunkiai labai teko baudom rinktis taškus, tai kartais tai būna. Kas dabar svarbiausia bus ruošiantis lemiamoms kovoms didžiajame finale? Aš manau, bus tokios panašios rungtynės, kaip ir su viena Klaipėda, taip ir su kita Klaipėda LCC komanda. Tai ir ta komanda, ir ta duos kovą, manau. Tai mes šiek tiek atsipūsim, mažiau laiko turim, bet teigiamos emocijos šiek tiek padeda tam. Gabrielė, dramatiška serija ir dar vienos dramatiškos rungtynės. Tavo akim, kaip viskas vyko šiandien ir kas buvo svarbiausi faktoriai pergaliai? Aš manau, kad mes esam lygios komandos ir tiesiog mažos detalės lemia tas pergalės. Tai dabar mes užėjom turbūt 8 ar 9 kartą prieš jas. Tai tiesiog čia viskas charakteris, noras daugiau. Mes tiek kartų pralošėm, kad tiesiog labai norėjom laimėti. Pati šiandien pasiekei sezono rezultatyvumo rekordą, pakartojai surinktų naudingumo balų rekordą ir atkovotų kamuolių rekordą. Kur paslaptis tokio magiško pasirodymo? Aš ne kartą esu sakęs, kad man šitą komandą yra daugiau negu tiesiog stotelė karjeroje. Aš šitą komandą myliu, čia mano 5 metai ir aš labai norėjau. Labiausiai emocijos sprogo, jeigu gerai pastebėjau, atkovojus lemiamą kamuolį puolime. Kas tada vyko tavyje? Nieko, tiesiog kažkaip esu dabar pajautus tą lipimą ant lentos. Tai ėjau, pamačiau, kad kamuolys krenta, pasiėmiau ir tiesiog tos emocijos sprogo, nes jau supratau, kad turim +3 dar 2 baudos ir saugiau šiek tiek jau. Ar panašios serijos galima tikėtis didžiajame finale, ar manai, kad bus skirtinga istorija? Ne, manau, aš visą laiką sakiau, kad dabar 3 komandos yra Lietuvoje lygios ir manau bus lygiai tokia pat sunki serija ir mažas detalės ten irgi lems laimėtoją. Treneri, sunkus 3 ketvirčiai, bet ketvirtajam sugrįžot į žaidimą, nepraleidot nei taškų į žaidimo, varžovės vien tik baudos metimais rinkosi taškus. Ko jūsų akim ten pritrūko? Tai kaip asistentį ką tik sakiau, vienas neatkovotas kamuolys, vienas nepaduotas pasas kažkur, neįmestas metimas. Ketvirtam kėliny gal nežinau, kiek atsimenu, tai kokie gal 3-4 tritaškiai laisvi buvo visiškai ir tiesiog nepataikėm. Tai gynyba kaip gynyba, bet reikia ir išpult. Kodėl nepavyko prasižengti likus ten 8 sekundėm, turbūt irgi kaip jūsų akimis matėsi tas vaizdas? Nežinau, čia reikia žaidėjų paklausti, nes iškart buvom pasakyta, kur mes turim prasižengti prieš ką. Neprasižengiam, tai nežinau. Šiaip visas rungtynės tokios vienaip susitarę buvom, blemba ir kažkaip, dabar jau praeitis, tai nežinau. Po rungtynių mačiau, nuėjot prie gausiai susirinkusių Neptūno Ambertons sirgalių ir garsiai padėkojote visiems ačiū už palaikymą. Ką jums reiškia toks jų palaikymas viso šio sezono metu ir ką norėtumėte jiem pasakyti? Tai visų pirma, belė kaip didelis ačiū. Ten kitos komandos gali sakyti, ką nori, bet pas mumis fanai geriausiai yra. Mano akimis mūsų visų pirma gal ne daugiausia, bet garsiausia tai tikrai. Tai tikrai nuoširdus ačiū jiems ir tikiuosi ateityje dar gal daugiau užsiauginsim juos, bet čia jau yra ateities dalykai. Marina pati sužaidė puikias rungtynės šiandien, bet komandai iškovoti pergalės nepavyko. Ko tavo akim pritrūko? Aš kažkaip žiūriu savikritiškai, aš galvoju, kad man nelabai geras varžybos buvo. Vis tiek mes laimim kaip komanda ir pralošėm kaip komanda ir aš vis tiek didžiuojuos. Aišku, nuvilintis biškis sezonas, nes net to tikėjomės. Bet visų pirma sveikinu Kibirkštį su tikrai pelnyto pergalė ir patekimu į finalą. Dabar mums reikės susikaupti ir 3 vietą užimti. Aš sakau, gaila, bet aš kaip komandos lyderė prisiemu labai didelę atsakomybę ir tikriausiai visą atsakomybę, kad mes pralošėm, nes kur reikėjo, nepadariau, ko reikėjo. Ir gaila, bet iš to mokomės. Pati per savo karjerą esi daugybę kartų žaidusi panašaus lygio rungtynėse ir
pergalės džiaugsmų ir nusivylimų kartėlių buvo. Taip pat, kas svarbiausia po tokių pralaimėtų rungtynių vėl būna siekiant susitelkti komandai? Mes turėsim susirinkimą, turėsim video, žiūrėsim, pasišnekėsim vis tiek rūbiniai. Ir jeigu ne dėl savęs vis tiek, tai ir sirgaliai atvažiuoja, ir bus sirgalių, ir tose pačiose Šiauliuose, ir čia. Tai dėl sirgalių, dėl miesto, vis tiek tos vieta galutiniam sezonė svarbi. Ir gerai nepaėjo mums tas finalas, kaip bebūtų gaila, bet mes turim susikaupti ir toliau važiuoti, dar sezonas nesibaigė, o tada jau žiūrėtis kas kaip.